Taip, šį kartą pasitaikė toks įdomesnis biški atvejis. Tai mašina nesikrovė, atmetė krovimą, bet kaip trumpas. Meta iš karto automatą. Tai vat prakasiau visą inverterį, nieko blogo neradau jame. Vienu žodžiu, nei krovimo blokas, nei kiti komponentai. Tai pradėjau ieškoti galų variklyje, nes ir su varikliu biški mėtė keletą klaidelių. Tai va prasiskanavau, dabar parodysiu, kaip tikrinau. Gal kam pravers, tai įsijungiam, tikrinsim nuolatinę 500 įtampą. Tai va, sakykim, nustatom dabar, nuo to gnykto pradėkim. Tai va, žiūrim varžą. Nu tai neblogai maždaug, sakykim, čia gaunas. 14,70. Gerai. Kita. Irgi va panašiai. Nu, biškai reikia palaukti, bet jeigu būtų pramušta, tai iš karto būtų kiti rodmenys. Bet va čia biškai daugiau rodo. Bet biškai gali būti skirtumas, tenai nežymiai, sakykim. Dar to pačiu reikia prapūsti šepetėlius. Profilaktiškai. Čia va šitam varikliui valosi šepetėlį tik tai, kai jis išimamas, nes kito būdo nėra. Tai vat biškai galim prapūsti. Taip, galim prapūsti gerai. Taip, ką čia rodo varža dabar. 15,30. Nu, truputėlį didesnė, bet nieko tokio. Biški nuo dulkių kosulys. Taip, trečias irgi rodo panašiai, sakykim. Nu ir pasižiūrėkim dar šitą. Nu irgi 14 su kapeikom. Vien žodžiu, tai belieka įtarimas tik tai rotoriai. Nu, dar dėl damumo, sakykime, aš dabar perstatysiu vieną. Paduosim 1000 voltų. Tai va, paduodam 1000 duodam. Truputėlį rodmenis turėtų skirtis. Jau nebe 14-15 didesnė. Bet užtenka ir 500 šitam. Pamatuoti čia. Sočiai. Tai va, jau mažėja, nu tai truputėlį didesnė, bet prie 1000 ir turėtų būti didesnė. Tai sakyčiau, viskas gerai. Ir tai čia radau, ta prasme, čia dabar tai parodžiu, tik tai, kad čia viskas gerai, bet esmė, kad užsitrumpino pats rotorius. Trumpas pačiam rotorėje gavosi. Tai dabar reiks ardyti. Tuo pačiu ir guolius pakeisim.
nes biškių užėjimas yra, gal reikia patempti už virvutės, parodysiu, koks garsas. Čia gal dar pasisuks, gal bus garsas. Ne, čia dabar mažas garsas. Toj virvutę apsiviniosim. Parodysiu, koks garsas, kaip guoliai ūžia. Tai to pačio bus guoliai pakeisti ir kitą rotorį dėsiu. Ir turėtų nebetrumpinti. Pabandysiu parodyti, koks tas garsas dabar. Pasuksim biškį variklį. Čia sakykim, labai žiauriai neaužia guoliai, bet rotorių keičiant pakeisim ir guolius prie to pačio. Vis tiek jau viskas ardosi. Kodėl nelaiko guoliai? Tai mano nuomonė, jie truputėlį, sakykim, gal mažoki, siauroki, taip, nežinau dabar. 100 kW varikliai būna, o guoliukai va tokie va. Tai kaip jie gali laikyti? Tai va taip ir nelaiko. 100 štukų ir keitimas. Tai žiūrėsiu, gal dar kitam garaže yra Q variklis guli, tai tenai dar parodysiu, gal jeigu bus galimybė prieiti. Koks ten variantas. Ten vienu gnybtu mažiau nėra žeminimo gnybtas, žeminimas eina atskirai per laidą. Biški ten truputėlį šiek tiek skyrės, bet šiaip gan net ir geresnė konstrukcija, sakyčiau. Dar prie tą pačią, jeigu kalba eina apie variklius, Zojos, tai apie šitą R variklį jau šnekėjom. Ir dabar turim čia ne R variklį, o Q variklį. Tai tokia biškė čia modifikacija įdomesnė. Eina jisais kartu su greičių dėžė. Sakykim, bet ir dar vienas skirtumas, kad skysčio aušinamas pats variklis ir kartu eina reduktorius dėžė. Tai aišku, čia nieko tam viduje nėra, 3 dantračiai, bet jeigu, sakykim, kažkas dėžiai atsitinka, būna čia pro šoną išeina toks skaištis, tai tada keiti visą variklį, visą tą korpusą. Va, čia iškart matom ir padėties daviklį, jau kitoks negu ant R. Ir pasakysiu vieną pliusą šito variklio, didelį pliusą. Vat matom, dasikasėm iki šepetėlių ir iš galo eina toksai angliukas, o jisai ant spiroklis juda. Rėmėsi į čia va, kai sukasi, braukėsi, ta prasme, ir nuima statinį krūvį. Tai vat šiuo atveju tas yra gerai, nes kaip bent jau aš pastebėjau, kad ilgiau laiko variklio guolį. Tas krūvis nusiima ir guoliai to krūvio negauna elektrostatinio ir ilgiau tarnauja. Tai va toks, sakykim, geras pliusas lyginant su šitu varikliu. Čia, sakykim, jau to nėra ir dažniausia guoliai pareina greičiau. Tai va, čia dar prasimatau varžą, nes čia planuoju biškį šitą variklį ardyti, dalių reikia,
Tai va to pačiu ir šitą papasakojau. Tai va skirtumas, sakykime, R variklis ir Q variklis. Tokie va skirtumai. Tai gal tiek šiam kartui.